Mėly ir brangus Lietuvos žmonės, šventoms kalėdoms tradiciškai grįžtame į namus, kad kūčių vakarą išgirstume ir patys pasakytume vieni kitiems vilties ir gerumo žodžius, kad kartu su baltu kalėdaičiu pasidalintume tikėjimu ir meile, kad senosius metus palydėtume, o naujosius pasitiktume tikėdami savimi ir šalia esančiais žmonėmis. To mes išsakome, kad tikime gyvenimu ir jo prasme, žmogumi ir jo išmintimi. Esame labai stiprus ne tik savo viduje, savo dvasioje, bet ir savoje bendruomenėje. Todėl nuoširdžiai linkiu ir kviečiu. Saugokim ir ginkim šią dvasinę stiprybę. Auginkim ją savo širdise ir perduokime šalia esančiam. Likime aukščiau už tai, kas žlugdo mus kaip žmonės ir skaldo kaip tautą. Nuoširdžiai linkiu, kad kartu su šventomis kalėdomis pradėtų daugėti šviesos ne tik gamtoje, bet ir Lietuvos gyvenime ir kiekvieno šios gražios šalies žmogaus sieloje. Nuoširdžiai to linkiu kiekvienai šeimai, kiekvienam, mažam ir dideliam. Kalėdos turbūt yra pati gražiausia šventė. Šventė, šeimos šventė, daug džiaugsmo teikianti vaikam. Turbūt kiekvienas vaikas prieš Kalėdas stengiasi būti geresnis, paklusnesnis, norėdamas įrodyti Kalėdų seneliui, kad jis toks gali būti. Tad linkiu visiems gerų švenčių, sveikų švenčių. Sveikata labai svarbu. Ir linksmai sutikti naujosius metus, su viltimi, kad sekantieji metai bus geresni negu tie, kurie praėjo. Sveikinu kiekvieną iš jūsų. Ramybės jums, šviesos ir išsipildančios vilties per šventas Kalėdas ir visais ateinančiais metais.